Tik čia buvome parašę labai netvarkingai ir neprotingai. O čia yra tvarkinga ir praktiška. Suskaičiuokime, kiek yra lyginių ir kiek yra nelyginių skaičių. Lyginiai LG. Nelyginiai NG. LG ir NG yra skaitliukai, kurių pradinės reikšmės yra 0. Jei skaičius lyginis LG didinam vienetu. Jei skaičius nelyginis, NG didinam vienetu. Jei A jau lygų 10, tada ciklas daugiau nesisuks. Tada jau galime pranešti, kiek yra lyginių ir kiek yra nelyginių skaičių. Echo lyginių yra LG. Tada iš naujos eilutės nelyginių yra NG. Tikrinam. Kaip visa tai veikia? Pradžioje kintamasis A lygų 1. Vienetas yra nelyginis, todėl vykdomi sakiniai else. Išspausdinama. Vienetas yra nelyginis, o tada pradinė kintamojo NG reikšmė padidinama vienetu. Jei čia buvo 0, tai dabar NG yra vienetas. Tada ifas tikrina, ar ciklas sukasi jau 10 kartą. Ar A yra 10. Jei A yra 10, tada spausdinamas šis sakinys. Ir kartu su juo yra išspausdinamas LG ir NG sukauptos reikšmės. Kadangi A yra 1 lygų, tai A nelygų 10. Tada A reikšmė yra didinama. Dabar čia yra 2. Dabar vėl grįžtame į pačią ciklo pradžią. Ar 2 mažiau arba lygų 10? Taip, true. Vėl tikrina ifas. Ar šį kartą yra lyginis skaičius? Taip, šį kartą yra lyginis skaičius. Else nežiūrima, vykdomi if sakiniai. Išspausdinama. 2 yra lyginis. O tada pradinė LG reikšmė padidinama vienetu. Ir tada čia yra jau ne 0, o vienetas. Kai ciklas suksis 3 kartą, 3 jau bus nelyginis. Todėl ši reikšmė liks vienetas, o ši vienetu padidės. Kai ciklas suksis 4 kartą, 4 jau bus lyginis. Todėl ši reikšmė padidės vienetu.
o ši liks nepakitusi. Ir taip, kiekvieną kartą šios reikšmės bus didinamos. Kitas į while panašus ciklas yra do while, daryk kol. Pirmiausia nurodoma, kad reikia padaryti, do. Tada nurodoma, ką reikia padaryti. Išspausdinkime nuo 1 iki 10. O tada nurodoma sąlyga. Daryk tol, kol a yra mažiau arba lygu 10. Šis ciklas beveik analogiškas šiam. Yra tik vienas skirtumas tarp jų. Šis ciklas pirmiausia padaro, o tada patikrina, ar reikėjo padaryti. O šis ciklas pirmiausia patikrina, ar reikia padaryti, o tada padaro. Jau patį pirmą kartą šis ciklas apsisuks tik tuo atveju, jei a bus mažiau arba lygu 10. Tačiau patį pirmą kartą šis ciklas apsisuks bet kuriuo atveju, net jei a bus daugiau negu 10. Patikrinkime. Pakeiskime a į 11. O sąlyga buvo kokia? A turi būti mažiau arba lygu 10. O jis ką padarė? Pirmiausia padarė, o tada patikrino. Ciklą galima bet kuriuo metu sustabdyti. Tarkime, kad mums reikia sustabdyti ciklą iš karto po to, kai bus pranešta apie pirmą rastą nelyginį skaičių. Tada mes darom taip. Šioje vietoje yra apskaičiuojamas nelyginis skaičius. Break. Vos tik PHP apie jį pranešė, mes ciklą iš karto sustabdėme. Dabar sustabdykime ciklą iš karto po to, kai bus aptiktas pirmas lyginis skaičius. Break. O dabar sustabdykime ciklą, kai jis suksis 5 kartą. Jei a lygu 5, tada mes žinome, kad ciklas sukasi 5 kartą. Tada mes jį sustabdome. Sustabdykime ciklą iteracijos pabaigoje. Dar pabandykime taip. Iteracija yra ciklo žingsnis nuo pradžios iki pabaigos. Nuo pradžios iki pabaigos
Ciklas žingsniuoja po vieną sakinį, po eilutę. Visi tie žingsneliai, kuriuos jis nueina per vieną ciklą, vieno ciklo metu, yra vadinami dideliu žingsniu iteracija. Dabar padarykime taip. Šioje vietoje didinam kintamąjį A. Čia padarom 0. O čia užkomentuojam. Atsirado 11 reikšmė. Kodėl? Todėl, kad inkrementas reikšmę padidina po palyginimo. Prieš palyginimą ir palyginimo metu čia buvo 10. Po palyginimo čia atsirado jau 11. Dar čia buvo 10, o jau čia buvo 11. Tokiu būdu ši reikšmė išvengia patikrinimo. Jeigu inkrementą dėsime prieš kintamąjį, tada pirmiausia bus padidinta kintamojo reikšmė, o tada ji bus palyginta su 10. Tada reikšmė patikrinimo neišvengs. O dabar prisiminkime masyvus. Turime nedidelį vaisių sąrašą. Vaisiai, apelsinas, mandarinas, ananasas, kivis, na ir bananas. Bananas. PHP turi specialų ciklą ir darbui su masyvais, sąrašais. Masyvo sąrašo elementus skaito ciklas for each. For each reiškia po vieną. Tada, kaip ir visuose cikluose bei sąlyginiuose sakiniuose, nurodoma sąlyga. Pirmiausia nurodomas pats masyvas, sąrašas. Mes nurodome kintamąjį. Vaisiai. Tada nurodome žodelį as ir kintamąjį. Vaisius. Šį kintamąjį tiesiog sugalvojam. Aš sugalvojau vaisius. Jūs galite sugalvoti kitokį pavadinimą. Tai neturi reikšmės. As reiškia, kad kiekvieno masyvo elemento reikšmė bus priskirta šiam kintamajam vaisius. Tikrinam. Kaip veikia šis ciklas? Kai pirmą kartą sukasi ciklas, paimama pirmo masyvų elemento reikšmė ir ji priskiriama kintamajam vaisius.
Kai įvykdoma šis sakinys, kai vaisius yra išspausdinamas, tada ciklas